Sveiki, mėlyjeji. Čia laida Lietuva sveiksta. Platforma, kurioje galime kalbėti temomis, kuriomis, tiesą sakant, kartais pati neturiu nuomonės, kaip turėtų būti. Bet tai temos, kurias sunkiai galbūt patys suprantame, bet yra žmonių, kurie jose yra tiek įsigilinę, kad galim mums papasakoti savo nuomonę, pateikti faktų ir pateikti, ką jie galvoja, kad reikėtų daryti, kad Lietuva sveiktų. Labai paprasta. Gediminas Ramanauskas čia pas mus, kuris yra Jonavos ligoninės vadovas ir dar yra ligoninių asociacijos vadovas. Taip, Lietuvos ligoninės asociacijos. Turit daug lagaminų savo rankose, neša daug atsakomybės. Vasarą galėtumėm tiesiog žiūrėti, kad neįdegtumėm per stipriai, kad lietus nebūtų baisus, o jūs tuo tarpu atvažiuojate į Seimą, imatės nagrinėti klausimus, kurie kelia daug diskusijų. Gediminai, ką Vilniuje čia veikiat? Ne vien Lietuvoje yra didieji miestai, o iš tikrųjų atkreipiamas dėmesys ir į rajoninės ligoninės, jų problemas. Tai šitų klausimų aspektai ir šiandieną buvo susitikimas Vilniuje, Seimo konferencijoje, kurią organizavo Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė. Ir kalba ėjo apie teisės aktų pakeitimus naujuosius. Tai teisės aktų pakeitimai, 3 įstatymų pakeitimų paketai, kurie susišaukia su ankstesniais aktais, bet kas yra labai svarbu, kad pirmą kartą turbūt viešai nuskambėjo ir šitie teisės aktai tokia padarys strateginę plotmę, kad viešasis sektorius, viešosios įstaigos, viešosios ligoninės atsiranda valstybės tam akiplotyje, valstybės matymui ir mato to tinklo išlaikymo ligoninių ir tinklo stiprinimo ir jo, gal sakyčiau, tokio palaikymo prasme didžiulę mato. Ir labai džiaugiamės, nors yra didžiulis galbūt ir nesupratimas, ir oponavimas galbūt yra. Turbūt bandoma gal ir truputėlį dirbtinai tą viešąjį sektorių ir privatų sektorių priešinti. Tačiau šitie sprendimai iš tikrųjų leis įstaigų vadovams įgyvendinti savo sakykime, įstaigų stabilizavimą, plėtrą ir turbūt kaip atskirų paketų galima jaunųjų medikų pritraukimą. Gerai, tai girdžiu 3 dalykus. Jaunieji medikai, organizacijos ligoninės, kurios kur bebūtų, Jonava kaip pavyzdys, galėtų vykdyti veiklą sėkmingai, kaip dabar čia tą žodį įvardinti. Ir trečiasis, kad sistema pradeda matyti jūs kaip sistemos vieną iš grandžių. Kad čia 2 kartus sudalyvauja Jonavos ligoninė, kaip tokia, kurią atstovaujat. Labai taikliai sudėliojot, labai taikliai pastebėjot. Kas tai 3 dalykai, kas čia vyksta? Visi atrodytų yra orientuoti galiausiai į žmogų, kuris bebūtų, kur begyventų pacientas, atrodo, kad jam galėtų tai būti naudinga, kurioj vietoj neįvyksta komunikacija. Kodėl tiek daug diskusijų? Iš tikrųjų, atskirtis yra aiški, turbūt yra tose problemose, tai yra privatus ir viešas sektorius. Viešas sektorius, kaip sakoma, vykdo valstybės įgaliotas funkcijas ir užtikrina sveikatos priežiūrą gyventojams nemokamai. Nesiekiant pelno, nesiekiant naudos. Tas nemokamai tai tik patikslino. Už viską susimokėjom. Mūsų nuo kiekvieno mėnesio atlyginimo keliaujantis pinigai keliauja į viešąjį sektorių. Tikrai taip, bet lygiai tas pats yra ir švietimo sektorėje. Mūsų visi sumokami pinigai yra padalinami viešajam sektoriui. Tai ir policijai, ir sveikatos priežiūrai, ir švietimui, ir visai infrastruktūrai palaikymui, keliai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai sveikatos priežiūra viena iš to viešo sektoriaus dalių yra, kuri, manyčiau, yra labai svarbi. Dabar modelis yra susiklostęs ir kur priešprieša yra, kadangi privatus sektorius, daugiau ar mažiau jisai egzistuoja su pelno. Toks jau verslas? Vizija, taip yra, tai yra natūralu ir tikrai taip yra gerai. Koks čia verslas, jeigu nėra pelno, taip. Tai
tokioj pozicijoj stovint ir taip kalbantis, mes turbūt, gaudami ir pretenduodami į valstybę kažkokią įmokų arba išmokų dalį, teikdami, kaip sakykime, pirminės sveikatos priežiūros centrai, jie gauna valstybės finansavimą ir aišku, ir viskas užtikrina praktiškai tą pirminę priežiūrą. Taip. Tačiau, kai kalbam apie jau ligoninės ir apie antrinę sveikatos priežiūros pagalbą, atsiranda truputėlį problematika ir čia matom, kad sveikatos priežiūros privatus sektorius mato galimybę, reiškia, teikiant konsultacinę pagalbą pacientams, tai yra konsultacijas kardiologo, endokrinologo ar ką, žmogus galėtų patekti ir papildomai sumokėti priemoką. Gerai, kur čia problema? Problema yra didžiulė, kad ne Nes visų jūs kišenės yra plačios. Okay, Ne visų kišenės plačios. Iš tikrųjų, vaikai turbūt neturi. Ir mano anūkai neturės galimybės dar susimokėti ilgą laiką. Taip. Turbūt pensinio amžiaus žmonės turbūt irgi neturės tos galimybės. Kalbant apie rajonų gyventojus, tai matom, kad ten iš vis dar didesnė atskirtis yra tiek truputėlį ir finansinė, ir finansinės galimybės žymiai mažesnės, ir paslaugų spektro ta apimtis yra žymiai mažesnė. Ir iš tikrųjų su ta finansinė tokia galimybė atsiranda rajono žmogui problemos. Ir kas dabar Seime priimta? Seimas labai gražiai priėmė įstatymą, čia turbūt galime kalbėti apie paketus, kad tos privačios įstaigos, kurios teikia paslaugas žmonėms, bet pasiema finansavimą iš, reiškia, valstybės biudžeto, iš privalomo sveikatos draudimo fondo, jie pirmą kartą neturi teisės imti papildomų priemokų. Tai tos galimybės iš karto atsiranda bendros truputėlį ir mes kaip viešasis sektorius užtikriname tas sudėtingiausias paslaugas. Tai viešajams ligoninėse užtikrina. Tai ir traumos ligoninė, ir priėmimo skyrius visą parą būdinčius, ir terapiniai ligoninė, ir chirurginiai ligoninė, ir ginekologiniai, kur yra didžioji ir sunkiausia ligoninė. Tai šitoj vietoj valstybė sako, žiūrėkit, mes negalim būti lygus, bet valstybė sako, atiduokim prioritetą ten, kur iš tikrųjų ir sunkiai dirbama yra. Ko reiškia prioritetą? Tai reiškia, kad jeigu net privati vieta be priemokos tai darytų, prioritetas vis tiek būtų ligoninė. Šitai vietoj labai gražiai pasakoma, kad, reiškia, kadangi ligoninė užtikrina tą infrastruktūrą, turbūt ir tą COVID laikotarpis parodė, kad teikia tai viešos paslaugos. Dabar yra karinių grėsmių. Tokia tikimybė ar pasiruošimas yra. Ir vėlgi matom, kad čia viešojo sektoriaus didžiausia vieta. Tai kad visą šitą užtikrinti paslaugų spektrą ir jį leisti jam funkcionuoti, tikrai turi būti skiriamas dėmesys ir finansavimas. Tai valstybė pamatė šitą ir pradeda kalbėti, kad tą viešąjį sektorių reikia išlaikyti, reikia įstiprinti. Viešojo sektoriaus kokybei didinti reikalingas didesnis dėmesys. Teisingai. Be jokios abejonės. Tame tarpe. Infrastruktūros palaikymas ir kokybės reikalai. Taip. Ar čia idėja, kad atsiranda kažkokie papildomi finansai tam? Ar čia yra tiesiog kažkam kitam suteikiamos mažesnės teisės, automatiškai taip, mėginant pakelti kokybę viešajame sektoriuje? Paaiškinkit, žinot, septintokui paaiškinkit. Iš tikro, turbūt reikia pasakyti tiesiai, kad viešasis sektorius eilę metų traukėsi. Dėl visko. Taip. Ir nustatyti kriterijai, aiškiai apibrėžiamos reformos, ne viena vyko ir ne viena antra. Tai atiminėjami iš rajono kaip nepalankus. Tai ir chirurgijos skyriai, ir traumatologijos skyriai, ir atiminėjami ankstesnių politinių sprendimų pasiekoje, ar tų reformų pasiekoje, ir vaikų skyriai nyksta. Ir matom, kad šitoje vietoje lieka tokia tuštuma. Tuštuma, kurią gyvenime nebūna niekada tuštumos. Tai atsiranda privatus sektorius. Tai kaip ir paslaugų spektro apimtim, tokios galbūt duobės ir neatsirastų. Tačiau klausimas iš tikrųjų yra kitas. Ar visi mes pajėgus finansiškai tą paslaugų gavimą su pelno marža užtikrinti privačiam verslui? Aš manau, kad ne. Ir čia yra didžiulė grėsmė
grėsmė, kad iš tikrųjų vyresnio amžiaus vaikai ir socialiai neturintys galimybių žmonės neturės galimybės gauti šitą paslaugą nemokamai. Jeigu žmogus nori mokėti už paslaugą, jis gali už ją mokėti. Be jokios abejonės. Jeigu yra galimybė, aš nežinau, noriu geresnio automobilio, nes dabar važinėju labai paprastu, bet noriu, ar ne? Aš turiu tokią galimybę. Tikrai taip. Bet šiaip jau, ar man yra suteikiamas viešasis transportas, yra suteikiamas, jeigu noriu nuvykti kokybiškai, gerai, aš juo galiu važiuoti. Galim šitą paralelę tokią, kaip su viešuoju transportu vesti? Iš tikrųjų, paralelė yra graži, bet dar atkreipčiau dėmesį, kad žiūrėkite, viešai transportą kaip ir valstybė perėmė į savo rankas, iš tikrųjų. Nes anksčiau atsimenat, buvo važinėdavo tie autobusiukai, išmiravo ten, laikykis. Mokėk tik tai ir mokėk. Jonavoje, manau, kad irgi turėjom šitokių. Ir tik kilo bilieto kainos. Ir matėsi, kad yra negerai. Gerai. Ir šitoj vietoje reikėjo sutvarkymo. Ir valstybė labai gražiai ir savivaldybių lygmuo pasisakė, žiūrėkit, šitos paslaugos perinamos į valstybinį sektorių. Transporto tolimojo neima, tikrai pasiliko viskas privačiam sektoriui, bet toksai viešųjų paslaugų užtikrinimas tame transporto perėjo į savivaldybės ir valstybės rankas. Dabar jūs kaip asociacija. Taip panašiai, taip ir asociacija. Valstybė kalba, kad žiūrėkit, ta privataus sektorio plėtra ir viešojo sektorio siaurinimas, tų ligoninių uždarimas daro problemas. Gyventojai negauna vietos. Vietoj negauna paslaugų, ligoninės traukiasi, jų galimybės pritraukti specialistų problema, kadangi nėra tvarumo įstaigų, nes čia šiais metais teikiamos paslaugos, kitais metais išeina ministro įsakymas arba Seimo nutarimas, kad mažinamos paslaugos ir automatiškai visas spektras traukiasi, paliekant galimybę privačiam verslui, kurį reikia atsakyti taip. Ar iš tikro, tu visais atvejais galėsi susimokėti už tas paslaugas? Supratau. Jūsų asociacijos nariai, kuriai vadovaujate, palaiko tuos 3 esminius pakeitimus? Be jokios abejonės palaiko. Ir dėl to šiandieną Seime buvo susitikimas, kad iš tikrųjų išsakyti ne vien privačių įstaigų nuomonė, kuri dabar vyrauja, taip sakykime, taip truputėlį žiniasklaidoje, kad kaip čia blogai, kad čia žlugs ligoninės, kad čia žlugs prieinamumas, kad didės eilės, kad čia rezidentai išvažiuos, kad čia įstaigos nebefunkcionuos, kad rajonai žlugs, viską šitai. Tai tikrai su šito nesutinkame ir mes sakom, kad sprendimai ligoninio stabilizavimui yra labai teisingi. Nes jie vienaip ar kitaip yra ir finansinė pusė, kuri tai yra ir paslaugų teikimo pusė, ir finansų pusė. Taip. Kad iš tikrųjų, kad valstybė turėtų atkreipti dėmesį ir jeigu nori tą tinklo funkcionavimą užtikrinti, ji turėtų skirti finansavimą. Link to einama? Ar teisingai girdžiu? Šitais pakeitimais einama link to, kad viešajam sektoriui duodamas prioritetas. Ir kas toliau sektų? Šiaip tokia įstatymų raidė. Jeigu visą tai įsiteisėja, kas toliau seka? Toliau lauktume, aišku, šiuo metu dar yra įstatymas priimtas Seime, bet turi patvirtinti prezidentas, laukiant prezidento sprendimo. Taip. Ir toliau šitų teisės aktų užtikrinimai bus vykdomieji aktai, už kuriuos atsakinga vyriausybė, šitą Sveikatos apsaugos ministerija bus tiesiogiai, taip, ir ligonių kasa. Tai šitie aktai padeda pagrindą tolimesniam šitiems žingsniams. Tai yra sutarčių peržymai, virškotinių paslaugų apmokėjimai, ką mes kalbam. Ir galimybė išlaikyti rajonams tos paslaugų sritis, kurios, vienaip ar kitaip, ankstesnių, sakau, dar kartą pasikartosiu, tų sprendimų traukiasi. Tai buvo atiminėjama ir chirurgija, skaitoma, kad neteisinga rajone turėjo traumatologiją, ten akušerija, matot, kas darėsi, dingo beveik visi akušeriniai skyriai rajonuose. Kitaip pasakykit, jūs savo miestiečiams sakot, kad yra tikimybė, kad sugrįš į miestą paslaugos? Yra didelė tikimybė, kad daugiau nebesitrauks tos paslaugos, kad kuri dabar susistovėjusi sistema, jinai išliks stabili ir su perspektyva. O perspektyvas čia galima plačiai kalbėtis, bet yra infrastruktūrinė perspektyva, reiškia
specialistų pritraukime ir tokia, vat, na, kaip strateginis planavimas, kaip ir gražiai kažkas pasakė, 10 metų, 5 metai. Yra 5 metų galimybė, kad vis dėlto funkcionuos viskas ir bus stabilu. Kiek jūs šioje sistemoje dirbot jau metų? Man patiko tas atodusis jūsų. Taip, aš jau 35 metai turbūt dirbu, 37. Iš jūsų, Gediminai, po 37 metų aš iš jūsų girdžiu žodį stabilu. Ir tiesą sakant, suvokdama, kiek turėjot visko praeiti, 37, tai mes visi lengvai paskaičiuojam, kada tai prasidėjo. Ar tai yra noras pradėti tiesiog dirbti žmonėms? Ar yra tas noras tiesiog šiek tiek leisti ligoninėms tiesiog gerai dirbti savo darbą? Aš turbūt dar kartą pasikartosiu, kad vien to darbinio noro, darbinio užsidegimo ir kvalifikacijos turėjimo, na, ir infrastruktūros turėjimo neužtenka. Iš tikrųjų, turi būti padaromi finansiniai pagrindai. Kiek trūksta? Kiek jums reiktų? Na, galima pažiūrėti taip, reiškia, valstybės ligonių kasos pranešimai, tai įstaigų pasiskirstimas nuo 500 000 iki 1,5 milijono. Imtumėt tą 500 000 savo ligoniniai? Tai yra, ką labai norėčiau pabrėžti, tai yra, vat, kokią mes turim tą ydingą finansavimo sistemą, kad paslaugos jau yra atliktos. Paslaugos yra atliktos, bet už šitas paslaugas nėra apmokėta. Įsivaizduojat, duoną, jūs duonos turbūt negautų, bet nesakytų, žiūrėkit, aš pasiimsiu tą duoną, o paskui gal apmokėsiu ten. Vat šitie sprendimai labai gražus, kurie yra, kad sako, žiūrėkit, šitų paslaugų virškuoti taip, mes vis tiek esam sutartyse su ligonių kasom tą finansinę visą apimti. Viešajam sektoriui bus virškuotinės paslaugos apmokėtos. Tai yra labai labai svarbu. Kvota yra tai, kas yra numatyta, kiek mums galima skirti per metus. Taip, kiek galima sirgti pacientui. Kvota yra, kiek galima sirgti. Pasakykit kokį nors labai paprastą pavyzdį iš Jonavos ligoninės. Na, tiesiog, reiškia, pavyzdžiui, kvota yra chirurginiam, reiškia, stacionariniam paslaugom. Taip. Tai mes darom, sakykime, už ketvirtį ten, kvota yra už milijoną, taip. Arba 700 000, o mes darom tų paslaugų suteikiam už 900 000. Dar paprasčiau. Ir tai yra paslauga, pavyzdžiui, nežinau, paimti kraują? Nu, kokia tai paslauga? Ne, čia operacijos. Operacijos, šie terapiniai ligoniai, kurie gydomi sunkiai. Ir vat šitoj tai yra sunkus pacientai, kuriems reikalinga priežiūra, kuriems reikalingos operacijos. Ir jūs jį organizuojat, jūs jį planuojat, jūs jį gydytojai tam yra, atliekat. Ir tada, mėnesio gale, jūs suprantat, kad yra viskas padaryta, taip, o finansų ligoninė negauna. Tai va, ankstesnė tokia politika buvo, kad, reiškia, ligoninė turi laikytis kvotos ir tam pacientai turėtų pasakyti, žiūrėkit, mes jau padarėme kvotą. Ne šį ketvirtį, pavyzdžiui, ne? Jo, ne šį ketvirtį. Jau padaryta yra kvota ir mes jau paslaugų negalim suteikti. Tai jūs kur važiuokit į kitą miestą, važiuokit kitur ir galbūt ir kitą vietą ir iš vis neįdomu, kaip čia turėtų būti su to pacientu. Kaip jūs jiems į akis pažiūrėt? Taip, bet čia yra gydytojo ir etiketas ir gydymo, na, tokia kaip ir priesaikos dalykai, taip, ir pacientui negalima pasakyti, jį turim gydyti čia ir šitoje vietoje. Tai ligoninės prisijama tokią naštą, kurios ilgą laiką nebuvo sprendžiama, tas virškvotinių paslaugų pateikimas. Mes atlikdavom paslaugas ir tikėdavomės, kad metų gale, na, kažkaip valstybinė ligonių kasa atras finansų ir sumokės už visas tas atliktas paslaugas. Ir kaip būdavo iki šiol? Bet daugelį atvejų būdavo, kad ne. Jūs minuse? Daugelį atvejų įstaigos, žiūrint visą spektrą, na, mums yra pasisekę, kaip įstaigai, truputėlį čia ir vadybiniai sprendimai lemia tokie, ir galbūt ir strategijos lemia, bet jeigu žiūrint tokią bendrą situaciją, tai daugelis ligoninių yra minuse už pirmą ketvirtį. Tai ir visi laukiam iš tikro, kaip bus atsiskaityta su ligoninėm. Ir dabar, aleliuja, turime dieną, kai turime viltį, kad gali būti, kad tokie atvejai baigsis. Kad turime viltį, kad nuo kitų metų, nes įsigalios teisės aktas nuo kitų metų. 27-ieji, taip. Nuo kitų metų, kad šitos
problemos viešajam sektoriui nereiks sukti galvos. Apmokės, neapmokės, galima, negalima. O kaip tai Priimti kas čia per sprendimas? Tai sprendimas, kad ligonių kasa ir to įstatymų įpareigojimas yra, kad viešajam sektoriui sumokėti už virškvotinės paslaugas. Nepaisant nieko. Nepaisant nieko. Antra kvota neatsidaro. Tas, žinot, vieną stogą turėjom ir tada, dar vieną stogą uždėkim. Vienareikšmiškai pasakyti, kad tikrai čia viskas yra sklandu, tikrai negalima, nes turbūt dar kartą pasikartosiu finansų ministro žodžiais. Finansų yra tiek, kiek yra. Visiškai. Taip. Jūs tampat prioritetu? Bet tampa prioritetu. Taip, jeigu tų lėšų būtų ir jeigu liktų, tikrai biudžetas, eilę metų galiu patirtis pasakyti, kad tikrai būna laisvų lėšų, būna ir rezervo lėšos. Ir tada jos yra prioritetu skirstomos už atliktus tam tikrus, už atliktas tam tikras paslaugas. Taip. Tai sveikinu. Tai čia labai didelis pasiekimas. Ir sakau dar kartą, kas yra labai gerai, kad, reiškia, valstybinės ligoninės, valstybinės įstaigos, reiktų taip pasakyti, turbūt tas viešasis, tai mes šitaip kažkaip pasimetam tarp šitą, bet valstybinis sektorius yra palaikomas ir stiprinamas. Taip. Čia yra labai gera žinia. Labai gera žinia. Tai gal ir pagrindinė žinia? Gediminai. Gal čia pagrindinė žinia? Mes džiaugiamės šituo teisės aktų parengimu, džiaugiamės jo kaip sakoma, iš klaida, jo tolimesnė laukiam sprendimų. Ir rasit kalbą su privačiukais. Nurasit tą kalbą. Kad rasim, matot, čia privačiukų ir tų valstybinukų, tas vienareikšmiškai tikrai negalima pasakyti, kad čia viskas įsisprendžia. Bet tokia kultūra ir strategija, kuri turėtų būti aiškiai tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui, jinai truputėlį suaiškėja. O finansavimas nėra pakankamas. Jeigu kalbėti apie finansavimą, tai mes Europos mastu gaunam vieną iš mažiausių finansavimų. Jau tik nepradėkim čia apie didesnius mokesčius. Jokių būdų apie tai nereikia kalbėti. Taip, nenorim nukrypti tą iš tikrųjų racionalumą, bet iš tikrųjų, jeigu mes norim tos valstybinės turbūt tiktų, jeigu norim europinės kokybės, jeigu norim tos europinės infrastruktūros, norim vienučių palatų, norim superinio maisto, norim superinės besišypsančio direktoriaus. Besišypsančio gydytojo. Tai reikia kalbėti, kad mes turim tokią situaciją, kad esam Europos Sąjungos dalis. Ir čia tokia pati, ir ta nafta taip pat kainuoja kaip Europai turbūt. Ir įranga yra tik tai europietiška. Jinai ir viskas kainuoja ir jinai turi tas pačias kainas. Tai kalba yra turbūt apie tai, kad iš tikrųjų mes matom dabar didžiulius prioritetus gynybai, tačiau sveikata irgi turi būti išlikti prioritetu. Taip, kasgi ten gins, jeigu nesveiki žmonės? Be jokios abejonės. Gediminai, dar vieną, atsakykit, mes apie tą 500 000 truputėlį pakalbėjom, įvertinęs savo miesto dydį, įvertinęs kiekvieną pacientą, kuriam kartais turite pasakyti, ne tą ketvirtį jums reikia mūsų paslaugų, kokia tai suma? Vat kas ta suma, apie kokio dydžio sumas mes čia dabar kalbam, gal net visos asociacijos vardu? Sumas, reiškia, mūsų, taip sakykime, ligoninė yra vidutinio dydžio ligoninė, tai mes virškvotinių paslaugų apie 1 milijoną padarėm. Apie 1 milijoną jau padarėt? Per kiek laiko? Ne, tai iš praeitų metų rodiklių. Iš praeitų 25-aisiais milijonu padarėte daugiau, taip. Nes negalėjot atsakyti pacientams. Kuris pasakys gydytojas ar kuris slaugytojas pasakys, žiūrėkite, kad šių metų duomenys rodo panašiai. Šių metų rodikliai rodo, kad turbūt situaciją mes turėsim panašią metų pabaigoje. Ligoninių asociacijoje yra kiek? Mes turim apie 40 narių, taip. Ar mums trūksta 40 milijonų? Aš manau, kad vienas tankas Leopardas tiek kainuoja. Vienas tankas Leopardas. Bet ar apie tokią sumą mes kalbam? Jeigu kalbant apie rajoninių ligoninių asociaciją, tai mes kalbam apie tokias sumas ir iš tikrųjų jos biudžeto prasme nėra didelės ir čia smulkmena. Man taip gera su jumis kalbėti, kad su jumis kalbant viskas labai aišku. Ir tiesą sakant, net paprasta. Ir kai tik tai matau koridorius ir mintis ir daug visokių kitokiausių žmonių, kurie kalba, tada vėl nieko nesuprantu. Tai vat jausmas, kad
jūs turite kolektyvą, kuris gali pasirūpinti pacientais, kuriems tuo metu reikia paslaugų ir jais pasirūpinate ir tik nesuvaikšto paskui tuos pacientus vaikščiojantys jiems priklausantis pinigai, kurie irgi yra paskaičiuoti. Labai taikliai sudėliojat viską, iš tikrųjų labai paprastai ir labai teisingai. Taip, čia yra didžiulė problema, bet jinai, aš kaip ir minėjau, čia darosi ir finansų visos institucijos, ir valstybės biudžetas, ir PSDF, sveikatos draudimo fondas, yra čia visi dalykai, ką jūs kalbat, na, truputėlį tų niuansų jau atspalvių priduoda. Bet principas yra taip, ką jūs kalbat. Paprastai nieks nenorim. Taip, ne, paprastai niekam nereikia. Nereikia. Pabaigai pozityvumo. Sveikas miestas Jonava. Taip, iš tikrųjų, na, mes turim labai pasidžiaugti, kad Jonavos plėtra vykdoma. Ir iš tikrųjų, ir paskutiniai 5 metai rodo, kad mero labai dideli ir savivaldybės tarybės labai dideli žingsniai ir nepraradimas to supratimo, kad gyventojai, kurie yra Jonavoje, yra svarbus. Nenueita buvo kryptim, kad žiūrėkit, ne, čia arti yra universitetas, čia šita universitetinė ligoninė, čia yra šalia Kaunas, kad ten būtų galima, kad čia reikia prastintis, reikia nykti ir čia iš vis taip ir sunykstama labai gražiai. Bet iš tikrųjų buvo pasisakyta, kad ne, miestas turi savo veidą, miestas turi savo infrastruktūrą, savo mokyklas, savo baseiną turi pasistatytą, savo sporto infrastruktūrą, tai, bet ir aiškiai pasakyta, kad, reiškia, sveikatos priežiūra, kaip to dalis, yra miestui labai svarbi. Prioritetas? Aš manau, kad vienas iš prioritetų. Ši laida yra skirta apie prevenciją. Labiausiai čia kalbama apie prevenciją. Lietuva sveiksta, kai, na, žinot, galvoja, ką valgo, galvoja, ko skiepijas, galvoja, žinot, ar žingsnių nuėjo tinkamą kiekį, ar nuėjo širdį pasitikrinti, kai ją reikia. Kaip Jonavoje skaičiai? Iš tikrųjų, skaičiai yra geri ir vėlgi čia atsisuka tas turbūt problematinis taškas, ar specialistai nori atvykti į Jonavą. Nes ar be viso specialistai kito nori atvykti į Jonavą, taip. Ar specialistai nori atvykti į Jonavą? Taip, taip. Tai kaip dabar yra? Tai mes matom tą situaciją labai tokia, pagražėjusi, pagerėjusi, nes kalbant su rezidentais, nes anksčiau kalbant, ar liks Jonavos ligoninė klausimas, ar liks chirurgijos skyrius. Jie taip klausia? Na, iš tikrųjų realiai klausia, sako, ar man išeiti iš universitetinės ligoninės ir eiti į rajoną, kai rajono perspektyva visiškai neaiški. Ar kelt čia savo šeimą gyventi ir ieškoti žemės namui statyti? Taip. Taip, tikrai taip. Ir jaunas žmogus, jis sako, aš čia atiduosiu 5 metus, o po 5 metų aš jau ką, aš ten turėsiu viniotis iš čia. Šitie sprendimai, matom aiškiai, kad vyksta plėtra pas mus, reiškia, ir labai stipri traumatologija, ir stipri dabar akių ligų operacijas pradedam ir numatę visą spektrą. Čia vėlgi savivaldybės dėka, savivaldybės investicijos, rado kompiuterinis tomografas, kalba apie magnetą. Kalba apie dienos chirurgijos operacijas, tolesnį akušerijos vystymą, džiaugiamės, kad jau turim 250 gimdymų, tai mes jau šiais metais būsim rekordininkai. 250 gimdymų per metus? Mes turim per pusmetį 250 gimdymų. O jau turite tiek? Taip, tokias gražias nuostatas įsitvirtinam, kad iš tikrųjų turbūt pacientas yra svarbiausia dalis. Ir iš tikrųjų, kad pacientas turi būti patenkintas ir kad jis kalbėtų, kad aš čia gavau tai, ką reikia. Žinot, turbūt ne viskas visada pasiseka, nes liga ne vien nuo gydymo priklauso, bet tiesiog ir nuo paciento ir gydymo sėkmė turbūt labai daug nuo to priklauso. Bet jeigu žmogus sako, kad aš tai gavau viską, ką galiu ir čia man geriausia ligoninė, tai čia patys gražiausi žodžiai. Žiūrėkit, pagaliau pradėjo blizgėti šitam žmogui akis. Gediminas Ramanauskas, čia Jonavos ligoninės vadovas, Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas. Pradėjom nuo tokio labai daug diskusijų keliančio klausimo dabar ir be galo norėjau šią platformą išnaudoti tam, kad išgirstumėm kitokią tarsi nuomonę, tokią, kurios galbūt net nebuvom girdėję. Ir apie tą Jonavą, kuri turi 250 gimdymų, kurie visi įvyksta ligoninėje. Taip. Sveikinu, jūs turite daug ateities, daug gražios ateities. Lietuva sveiksta čia.
Aš esu Laura Dabulytė, būtinai sekite mūsų kanalą, čia Lietuva sveiksta YouTube ir pasimatysime kitą kartą. Ačiū Jums labai. Ačiū labai. Dėkinga. Gerai, iki malonaus.